Audronė Balnionienė yra toks spinduliuojantis žmogus, kuris sugeba savo energiją uždegti kitus, sugeba sutelkti komandą ir tikrai sugebės pagerinti rajono žmonių gyvenimo sąlygas, jų nuotaiką, jų žvilgsnį į ateitį, jų širdies liepsnojimą. Aš balsuosiu už Liberalų sąjūdžio kandidatę Audronę Balnionienę, nes tikiu, kad būtent šis žmogus gali suburti komandą, gali kurti aplinką ir turi neįkainuojamą patirtį dirbdama Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje ir tikrai žinos, kaip ją pritaikyti Klaipėdos rajone. Labai džiaugiuosi, kad Audronė surinko gerą komandą ir tai komanda jauna, aktyvi, turi daug idėjų, iniciatyvų ir manau, kad pokyčių mes tikrai galime tikėtis labai gerų. Gyvenu Gargžduose, arti kūrybingų, aktyvių ir atsakingų žmonių. Tikiu, kad mūsų galimybės yra neišbaigtos, todėl pasitikiu Audronę ir tikiu Liberalų sąjūdžiu. Už sąrašą aš balsuosiu todėl, kad yra daug kompetentingų žmonių. Ne tai, kad kompetentinga intelektų ar taip toliau, ten yra žmonių, kurie yra praėję daug viešajam gyvenime, dalyvavę viešosiuose įstaigose, klubuose ir taip toliau. Tai jie jau yra entuziastai savo jau srities. Dabar jie ateis į tarybą ir jau bus entuziastai viso savivaldos gyvenimo. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai sąžiningas sąrašas, nesusikompromitavęs sąrašas ir idėjų pilna turintis sąrašas. Sveiki, aš esu Audronė, gimiau ir užaugau Gargžduose. Čia mokiausi, praleidau daug gražių savo gyvenimo akimirkų, kurios iki šiol tebėra mano širdyje. Esu surinkusi pačią stipriausią komandą rajone ir mes ateinam daryti rimtų pokyčių. Mūsų komanda turi savo rajono viziją. Tai laimingi žmonės susikūrė savo gyvenimą tokį, apie kokį svajoja. Aš tikiu savim, aš tikiu savo komandą. Aš tikiu, kad Klaipėdos rajonas taps klestintis rajonas. Toks rajonas, kuriame bus gera gyventi.